Tai šiandien mes leidžiame laiką su jumis. Stengiausi tiksliai išmokti, kaip reikia jūs pristatyti, o tada nusprendžiau, kam išmokti. Jeigu aš jūsų galiu paklausti, tai sveiki, aš Gabrielė. Sveiki, Mindaugas, miškų apsaugos specialistas. Tai valstybinių miškų urėdijos, Šalčininkų regioninio padalinio miškų apsaugos specialistas. Va, ir susipažinom, viskas pradžia padaryta ir šiandien mes sieksime kartu su jumis atsakyti tikrai į labai svarbius, opius ir, sakyčiau, tokį širdies skausmą keliančius klausimus. Taip, mes esam dabar labai gražioje vietoje, Panerių miške. Ir mes šitoj vietoj nesenai randasi Vilniaus mieste ir mes labai turim opią čia problemą, tai yra šiukšlės. Šiukšlės čianai, sakykime, jos netgi būna, kad masiškai veža, daro verslą ir to šiukšlės čia, sakykime, vienoje, kitoje, trečioje vietoje mes dabar prie vienos vietos prieisim, kur pamatysim atvežtų šiukšlių krūvą, atvežta, sakykime, įvairių, būna netgi tų pačių kenksmingų labai, būna automobilinių, padangų būna bešeimininkių. Labai įvairių. Aš žinau, kad sunku atsakyti klausimą, bet visuomet pamačiusi šiukšlės miške, mano klausimas yra, kodėl reikia vežti šiukšlės į mišką? Ar jūs turbūt irgi siekiat atsakyti šitą klausimą? Taip. Aš nesuprantu, kodėl. Taip, aš irgi ne. Nes iš tikrųjų mes kaip ir turim jau 21 amžius. Žmonės kaip ir sąmoningi jau turėtų būti. Kaip ir yra kur jas padėti, yra kur jas atvežti. Bet visiems veža mišką. Jeigu yra kur atvežti, kam vežti į mišką? Taip, visiškai sutinku. Ar galima identifikuoti asmenis pagal tai, kokias jie šiukšlės atveža? Galima. Būna, sakykime, kažkokie dokumentai, kažkokie kvitai, čekiai, kaip pamatome dabar prie tų pačių šiukšlių, čia yra statybinių medžiagų šiukšlių, tai kartais būna įmonės kažkokie irgi rekvizitai ir pagal juos galima, sakykime, atsekti kas. Kaip jūs čia tvarkotės? Matome, stovim jau prie krūvos, kur aš suprantu, čia jūs sunešėte, lyg tai taip man sakėte. Taip. Čia yra iš Panerių to miško, viskas surinkta, viskas sunešta ir sudėta. Tai dalis, dėl to, kad čia atvažiuos transporto priemonė su konteineriu, tas konteineris bus pastatytas ir jas sudės į konteinerį. Čia atvažiuoja įmonė, kuri paskiau parsiveža pas save ir jie rūšiuoja. Nes visiems tos atliekos yra jos visos skirtingos ir jos turi būti rūšiuojamos. Jie tik neėma padangų ir neėma šiferio to vadinamo, nes jos jau pavojingos atliekos. O čia, ką matom, visi žmonės iš tikrųjų labai pamiršta, kas su šiukšlė mane susieja, kad šiukšlės ne tik kad miške, bet jos ir poveikį duoda. Nes saulė, lietus, sakykime, eina visi tie nuodai į gruntinius vandenis. Ir nesvarbu, galėtų būti už kilometrą, už 10 kilometrų, tu tą vandenį geri. Šiukšlindamas miške gali realiai pakenkti pats savo šeimai, savo vaikams. Taip. Ir už tokį neatsakingumą turbūt vis tiek apsisuka ratas, vienaip ar kitaip grįžta bausmė turbūt. Taip. Bet mes, aišku, turbūt ir siekiame, ar ne, ir šiuo pokalbiu, ir turbūt jūs tikrai kalbatės nuo pačio mažiausio iki pačio didžiausio, nes ta edukacija yra svarbi, kad mes pagaliau nustotumėme šiukšlinti miške. Taip, visiškai sutinku. Tai Mindaugai, mes ką tik matėme jau, ar ne, urėdijos surinktas šiukšlės, bet mes prieiname prie neįtikėtino vaizdo. Tokias šiukšlių krūvas palieka, nežinau, norėčiau sakyti žmonės, bet nelabai verčiasi liežuvis. Tikrai ne žmonės, tikrai. Aš sutinku, tikrai yra ne žmonės ir matom, čia yra automobiliniai, sakykime, automobilių sardo ir atveža. Tai čia greičiausiai iš kokio garažiuko, sakykime, metalą priduoda, detalės parduoda,
o viskas, kas nereikalinga, atveža į mišką. Bet nepatingėjo sukrauti į maišus, bet kažkaip tingisi nuvežti ar ne į tas vietas, į kurias dera. Taip, nes jie greičiausia užsiima nelegaliai, tą, ką priduoda, jokių mokesčių nenori mokėti ir tą, ką matom, jie atsikrato, kad nebūtų jokių įrodymų, kad jie ten, sakykime, užsiema kažkokia ta kita veika ir vaizdas mato. Sudėkime labai svarbius akcentus, kad visgi yra priemonės, kaip galima tokius žmonės surasti. Mane nustebino, tiesą sakant, pirmą kartą išgirdau, kad tai yra vaizdo kameros miške. Taip, mes kabinam miške vaizdo kameras, kurios užfiksuoja, sakykime, kažkokį veiksmą. Jos yra kažkur. Kažkur, taip. Ir vienas iš tų efektyvesnių, sakykime, kad to užfiksavimo tai yra labai sudėtinga, nes tu turi užfiksuoti tą patį atvežimą, tą patį išpilimą ir išvažiavimą. Negali užfiksuoti, sakykime, kad jisai atvažiavo, galbūt dalį pradėjo krauti, tai nebus kaip užskaityta, nes dažniausiai jie pasako, mes pažiūrėkit, ką žmonės daro. Yra buvę, ką žmonės daro, mes šiukšlės renkam. Mes šiukšlės, sustojam, renkam šiukšlės. Arba ten kažkoks darbininkas mūsų sugalvoja, čia tokią nesąmonę, išmetė kažką. Ten, kaip statybinės medžiagos. Pasiteisinimams nėra ribų. Pasiteisinimams nėra ribų. Bet Mindaugai, pafantazuokim, aš noriu taip vis tiek optimistiškai galvoti, kad galima sustabdyti tokį elgesį miškuose ir gamtoje. Kokių priemonių reikėtų imtis, kad tai sustotų? Kad tai sustotų pačios valstybėse, pačių piliečių prisidėjimas prie to. Nes kas geriausiai, tai vietiniai žmonės, kurie mato, kurie girdi, kurie žino, jie gali labai nemažai iš tikrųjų atskleisti, sakykime. Tokiu atveju, aš kaip sakau, visada skambykit 112, tai yra operatyviausia, tai yra, kad visiems policija atvyks, sakykime, sustabdys, jie turi įgaliojimus didžiausios, o tada jau kaip jau tęsis toliau, jau tada priklausys jau nuo mūsų ir nuo policijos, kaip tas visas darbas bus atliekamas. Tai aš skaitau, kad stipriausia yra visuomenė. Kuo daugiau akių, tuo geriau. Mindaugai, girdėjau apie tokią akciją Miško kuopa. Ar galite daugiau apie ją papasakoti ir man iš tiesų svarbus šios akcijos rezultatai? Labai džiugu, kad pasidomėjote, nes iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Valstybinė miškų urėdija apskritai sugalvoja, kad tokią akciją daryti, nes tą pačią visuomenę mes apšviečiam, parodom tą tikrą, sakykime, realybę, nes iš tikrųjų labai daug žmonių, kurie galbūt nežino, kas kaip vyksta iš tikrųjų. Ir jie pamato, kad yra ta problema. Labai džiaugiuosi dėl to, kad labai daug įmonių prisijungia prie tos akcijos. Daug moksleivių prisijungia prie tos akcijos. Labai ta dalis didoma visuomenės, jinai prisijungia, o kiekiai tai yra labai didžiuliai. Nes padangų mūsų Valstybinė miškų urėdija apie 200 tonų kitų atliekų, sakykime, ten buitinių, statybinių 800 tonų. 1000 tonų per metus. Taip. Tai yra didžiuliai skaičiai. Taip, aš sutinku. Neįtikėtinas, bet manau, kad su visuomenės pagalba tie skaičiai keisėsi. Nes, kaip ir minėjau, viskas labai daug irgi priklauso nuo pačios visuomenės. Ir kuo daugiau visuomenė bus stipresnė, kuo jinai, sakykime, daugiau atsižvelgs, kad miškas tai yra mūsų visų, tai yra mūsų namai, tuo mes suprasim, kad mes galim būti toje geresnėje pusėje. Aš labai tikiuosi, kad ta geresnė pusė šioje kovoje laimės. Sutinku.
Mindaugai atvažiavom, sakyčiau, ypatingą vietą. Dabar galėsim pamatyti savo akimis, kaip atrodo, na turbūt atrodo viena iš miškininko misijų, ar ne? Sutvarkyti tas šiukšles, kurias palieka begėdžiai, taip nusprendžiau jos vadinti. Taip, tai pats visas procesas, jisai nėra lengvas, sakykime. Gerai, kad mes turim įmonę, kuri peruošėja, nes viskas, kas sukrauta, matote, kad šiferis yra atskirai paliekamas, nes jis jau yra kaip asbeto turinčio medžiagos, jau čia kita įmonė tvarko. Toks tas rūšiavimas, o čia daugiau viskas kraunama, o tada pati įmonė jau rūšiuoja. Atveža, sakykime, ten 10 kubų konteinerius, tada rankiniu būdu pakraunama, paruošiama ir tada atvažiuoja, tuos konteinerius paima ir, sakykime, jeigu reikia į tą pačią vietą, vėl palieka kitus konteinerius. Ir aš net nebejoju, kad reikia naujų konteinerių tą vietą. Taip, jų reikia, nes iš tikrųjų, kaip ir minėjau, labai opi ta problema ir tikiuosi, kad visi sujungia pajėgas, mes ją įveiksim iš tikrųjų. Tai va, ir galim apeiti, pasižiūrėti. Galime įlysti per vidurį. Galime įlysti per vidurį, taip. Kokie buvo didžiuliai iš tikrųjų kiekiai atvežti čianai, sakykime, nes per kelias dienas suvežė labai didelį kiekį ir kaip matom, kad irgi visokio. Statybinės medžiagos, sakykime, ten kažkokios buitinės, dažai, sofos, televizoriai. Ir čia irgi buvo tie patys, kas organizuoja, sakykime, skelbėse skelbimuose, kad... Tvarkingai, žodžiu, išvešime jūsų atliekas. Taip. Ir tvarkingai atrodo šitaip. Ir dažniausiai gitų, kas užsakinėja, gitų žmonių daina. Ir jie tada labai nustemba, kad taip gali būti. Nes sako, aš taigi internete susiradau, kaip ir atrodo tvarkingi, kai vežėjai visą kitą. Tai nustebti galime, bet turbūt turim suprasti, kad mūsų atsakomybėje yra pasitikrinti, ar ne, pasižiūrėti. Labai gerai, kad mes kalbam apie tai, kad taip nutinka. Tai nėra savaime suprantama, ar ne, ypač jeigu kreipiesi į tam tikrą įmonę, bet mes turim prisimti atsakomybę ir pasitikrinti bent kelis kartus, ar ta įmonė veikia atsakingai. Taip, visiškai teisingai. Mindaugai, man labai smalsu būtų sužinoti, kaip atrodo miškų apsaugos specialisto kasdienybė. Jūs turbūt daug laiko praleidžiate automobilyje. Taip, mūsų Šalčininkų regioninis padalinys, teritorija labai nemaža, mes 42,8 tūkstančio hektarų valdom. Tai tikrai keli nemažai praleidžiu, bet tuo irgi žavi, nes iš tikrųjų keli daug minčių susidėlioja važiuodamas, ypač miško keliukais. Daug darbų apgalvoji važiuodamas, nes iš tikrųjų kaip ir, sakykime, toks gaunasi apmąstymo laikotarpis. Nes vis vien yra ofisinis tas darbas, nes irgi nemažai prie kompiuterio praleidžiam laiko, bet ir tuo pačiu miške. Nes ypač dabar neramus laikotarpis miškuose, nes žievėgraužis tipografas labai puola, labai stipriai eglynai džiūsta. Tai su miškų tarnyba nemažai irgi bendradarbiaujam ir dirbam dėl to, kad virš hektaro jie įeina kaip į komisiją. Tai dažnai kviečiamės, tai tikrai to važiavimo labai daug. Daug, sakykime, tos informacijos, plus mūsų teritorija, jinai neeilinė, nes eina Vilniaus savivaldybės miesto dalis, Vilniaus rajono miesto dalis ir tada Šalčininkų rajono visa dalis. Tai va, tai pagal tą bendrą situaciją tikrai padalinys nėra eilinis, jisai tikrai susideda iš 3 savivaldybių ir Vilnius kaip yra sostinė tikrai sudėtinga. Darbo daug, krūvis nemažas, piliečių skundų ir kreipimasis nemažai, nes kuo daugiau gyventojų, to aš skaitau, kad krūvis jisai tuo didesnis. O jūs nuo vaikystės mylėjote gamtą ir miškus? Taip.
Aš nuo vaikystės mylėjau, iš tikrųjų, mano gal tėtis amžinatelis parodė mišką, atvertė tą pirmą knygos lapą, supažindino, sakykime, su mišku. O dabar aš tą knygą skaitau toliau. Ir nuo vaikystės grybavimas, riešutavimas, uogavimas, čia buvo pats geriausias laikotarpis ir praleistas su tėčiu, sakykime, supažindinimas su ta gamta, pamatymas, sakykime, gyvūnijos. Eidavom kiekvienais metais juodojo gandro lizdą stebėti, kaip jisai išperė, o juodasis gandras, kiek žinot, retas paukštis, tai man buvo kaip vaikui labai didelis įspūdis. Tai turbūt sutiksite, kad labai svarbu yra edukuoti, ar ne? Labai. Vaikus, kaip reikia mylėti gamtą, svarbiausia, kodėl reikia mylėti gamtą ir kaip ją puoselėti. Taip. Turim dėti kuo didesnės pastangas, kad kuo daugiau tos puoselėti gamtos, tą pačią miško atsodinimas, atkūrimas ir kad tie vaikai suprastų, kad be miško mes kaip be rankų. Mindaugai, dar vieną turime svarbią užduotį aptarti, dar tikrai svarbią ir opią problemą, tai yra gaisrai miškuose. Taip. Tikrai atvykom į vietą, kurioje, sakėte, gegužės mėnesį vyko gaisras. Ja, čia šitas gaisras įvyko gegužės 12, yra Jašiūnų girininkyje. Šičia sudegė 0,19 hektaro, buvo operatyviai sureaguota ir va dabar prieisim vietą, kur sakykime, dėl ko įvyko tas gaisras. Matom čia, dabar aišku, kai jau gegužės 12, gal, sakykime, jau sunkiau matosi, bet atvažiavo piliečiai, žmonės, susikūrė laužą, pabūti gamtoje, kažkiek čia matėsi, kad buvo šiek tiek galbūt apkasta, kad sakykime, neįsilepsnuotų, tada galbūt, aš taip spėjau, kad jie kažkiek užgesino, užpylė galbūt vandens ir paliko, ir išvažiavo. Jie nesutvarkė, iš tikrųjų galėjo apkasti, tvarkingai viskas. Ir visos sąlygos tada buvo gegužės mėnesį, iš tikrųjų mes 5 gaisringumo klasę turėjom. Aukščiausią klasę, tai tikrai ir visą čiut ne mėnesį mes tą aukščiausią klasę turėjom. Tai visos sąlygos labai buvo palankios gaisrui kilti, nes 5 aukščiausia klasė tai yra 100% gaisringumo, nes miško paklotė, jinai labai išdžiūvusi, o miško paklotė, jeigu, sakykime, gaunasi kaip miško laužavietė didžiulė. Ir vėjas pūsdamas, sakykime, įpūtė tą liepsną ir, kaip matom, įsiliepsnojus, tas miškas, miško gaisras nuėjo toliau. Tai, kaip matome, bendras vaizdas, dabar jau po biškį gamta atsigauna, jau šiek tiek žaliuoja ir tos augalijos, medžiai silpnai pažeisti, bet didomas jų liks gyvų. Čia, kaip ir minėjau, čia 0,19, kaip matot, vyraujanti pušis ir 72 metų pušis. Tai didžiausias gaisrų tikimybė apie 90% yra dėl žmogaus elgesio. Tai, sakykime, laužavietė ne pagal taisyklę sudėta, tada, sakykime, rūkantis, jeigu žmogus ne vietoj numetė, irgi nuo gamtos tai kažkur 10%. Tai mes šiemet, kaip ir minėjau, tai turėjom nemažą laikotarpį 5 gaisringumo klasės. Šią dieną dabar yra 2 gaisringumo klasė. Nespalijo. Taip, nespalijo. Ir ta 2 gaisringumo klasė, jinai labai nedidelis pavojus gaisrui, miško gaisrui, sakykime, bet vis vien yra, tarp 5-10. Tada yra ta 3 gaisringumo klasė,
tada tarp 10 ir 30 procentų tikimybė, tada yra 4 klasė, sakykime, tarp 30 ir 60 procentų, nu, ir aukščiausia klasė, tai, sakykime, tarp 60 ir 100 procentų, kad gaisras gali kilti. Kokios yra esminės taisyklės, kurias kiekvienas turėtumėm žinoti, jeigu norime leisti laiką gamtoje ir leisti taip, na, jeigu yra naudojama ir ugnis? Taisyklių yra labai daug, iš tikrųjų yra miško lankymosi taisyklės, bet aš kaip sakau, reikia išlikti žmogum. Gamta rūpintis kaip ir namie ir žiūrėti, kad iš tikrųjų viską tvarkingai palikti, nepalikti šiukšlių, nepalikti atviros kažkokios liepsnos, po savęs visada susitvarkyti. Kaip reikia žinoti, kad laužavietė yra tvarkingai sutvarkyta? Neturi jokio dūmos jau rūkti. Jokio. Tai geriausia būtų galbūt apkasti, užpilti vandens, kiekio tokio, kad pakaktų. Ir galbūt dar, sakykime, kokį 10-15 minučių palaukti, pasižiūrėti, ar tikrai užgeso, ar tikrai nėra likusių kažkokių žaryjų. Kodėl gaisras yra toks didelis blogis miškui? Klausimas gal ir paprastas, bet reikia vis tiek kalbėti kartais ir apie paprastus dalykus ir aiškiai juos išaiškinti. Taip, tai labai, iš tikrųjų, gyvūnijos daug sunaikina, tos smulkios, sakykime, tada pažeidžia medžius ir žmonės galbūt pamiršta, kad ir tos pačios nuodingos medžiagos, jos pasiskleidžia po visur. Tada, jeigu didelis gaisras ir ta pati gyvenvietė gali užsidegti, yra kur būna, kad ir namai sudega. Jums turbūt iš karto skauda širdį, kai sulaukėte skambučio, kad viskas, dega miškas. Taip, bet tada stengiuosi operatyviai reaguoti, kad kuo greičiau mes visi atvyktume į vietą ir lokalizuotume gaisrą. Tai šitoj vietoje, sakykime, irgi buvo laiku, nes, kaip ir sakau, tas 0,19 hektaro, jis neišplyto iki didesnio kaip hektaras ar 2 hektarai, kur yra sudėtingiau, jis buvo operatyviai užgesintas. Ar taip pat žmonės ir pranešė apie šitą garsą? Yra pas mus priešgaisrinė sistema, stebėjimo kameros, kur, sakykime, stebim visą teritoriją ir fiksuoja dūmus. Tai va, ir tada operatorius praneša, kurioj vietoj specialistas važiuoja pasižiūrėti, nes būna, kad užfiksuoja ir gyvenamieji namai, laukai. Ir tada žiūrim, kas, jeigu, sakykime, miške, pas mus yra 3 priešgaisriniai automobiliai mūsų padalinį ir, sakykime, jie išdėstyti taip, kad atvyktume į mišką, stengiamės atvykti laiku. Kaip gerai, kad technologijos padeda apsaugoti mišką, ar ne, ir gali apčiuopti gaisrą jo pradžioje, kada jisai dar yra šiek tiek lengviau sustabdomas. Šiek tiek taip. Bet tuo pačiu ir visuomenė kartais irgi padeda. Ir labai džiugu, kad visuomenė irgi reaguoja, nes kartais gali visuomenė greičiau pranešti dėl gaisro, negu, sakykime, galbūt mūsų kameros pastebėtų. Ir taip pat mes galime įsiminti tą vieną telefono numerį, ar ne? 112. Taip. Mes vis kalbame, ko negalime daryti, kas yra draudžiama, bet pakalbėkime apie tai, ką galima daryti, kaip galime puikiai miške leisti laiką, tai kaip reikėtų taisyklingai, teisingai, su pagarba miškui stovyklauti miške. Tai va, mes dabar kaip tik einam prie poilsiavietės. Valstybinių miškų urėdija įrenginėja miškuose poilsiavietės, paruoštas vietas, kur galim poilsiauti. Sakykime, matom, kad yra ir stalai, ir paruošta vieta, kur galim išsikepti šašlyką, kur, sakykime, vieta, tada, kaip sakant, pavėsinė, kurioje galima pasėdėti, pabūti, pabendrauti. Aišku, rekomenduočiau, kad po savęs nepalikit šiukšlių, susirinkit, susitvarkykit, palikit taip, kaip radot, kad viskas tvarkingai būtų. Ir
pasimėgaukite gamtą. Ir gerai leiskit laiką. Taip. Ar radus tokią laužavietę, taip pat labai svarbu yra ją iki galo užgesinti? Taip, tai yra labai svarbu, nes tikimybė, kad nuo jos gali užsidegti, visada yra. Geriausia būtų, kad turėtų tam tikrą kiekį vandens, irgi, kaip ir sakiau, užpilti, kažkiek lukterti laiko, kad pasižiūrėti, ar, sakykime, tikrai įsitikinti, ar tikrai užgeso. Ir tada jau vykti namo. Ir tada linkėsim skanus. Taip.